Lietuvos valdžia siūlo nekreipti dėmesio į vakar televizijos laidoje Rusijos Dūmos deputato Vladimiro Žirinovskio įsakytus grasinimus pažeisti Lietuvos teritorinį vientisumą. Pasak premjero, tai tik Žirinovskio emocijos. Europarlamentaras Valentinas Mazuronis siūlo Žirinovskį paskelbti nepageidaujamą asmeniu Lietuvoje. Tačiau diplomatai sako, kad Rusijos Dūmos politikui dar pernai ES sprendimu uždrausta įvažiuoti į visas ES šalis, tame tarpe ir į Lietuvą. Isteriškas ir agresyvus. Taip galima apibūdinti Rusijos Dūmos deputatą Vladimirą Žirinovskį, kai jis prabyla apie ES, Baltijos šalis ir neva vakarų engiamą Rusiją. Šį kartą Rusijos liberalų demokratų partijos lyderis pratrūko pirmojo kanalo pokalbių laidoje Momento struktūra, kurioje kalbėta apie rytų partnerystę. Žirinovskis pareiškė, kad ši programa yra nieko verta ir pasiūlė laidoje dalyvavusiam ES ambasadoriui Maskvoje Vygaudui Ušackui pagalvoti apie ateitį, nes pasak Žirinovskio Maskvai susitarus su amerikiečiais ir Pekinu iš Europos nieko neliks. Vygaudui Ušackui palinkėjus gero kelio, Žirinovskis iširdo. Нам скатерть дороги. А вы все земли вернете. Вы прогласили независимость в 90-м году, правильно? Восстановив Конституцию Литвы 1938 года. Вот там территория у нас, Шауляй по невежеству. Все, мы 100 раз согласны. Если вы восстановили в 90-м году, так восстановили, вы же территорию восстановили. Что вы над Вильнюсом снимаете флаг ваш на клапе? Iš šio Žirinovskio grasinimus Vygaudas Ušackas sureagavo nedelsdamas. Я уверен, что то, что говорит господин Жириновский, это не мнение президента Путина. Но это частное мнение. Частное мнение. Я бы хотел услышать официального лица МИДа России, что Россия не поднимает под вопрос территориальную целостность Литвы. Так или нет? Я надеюсь. Lietuvos užsienio reikalų ministerija savo paskyroje Twitteryje rašo, kad prie Žirinovskio isterijos jau pripranta, bet tikisi, kad Rusijos aukščiausieji pareigūnai nesilaikys tokios pozicijos dėl Lietuvos teritorijos. Jis daro savo politinį kapitalą viduje Rusijos ir aš nesu tikras, kad mums reikia reaguoti į tokius dalykus, nes aš manau, kad tai dar išgirsim ir netokius iš jo. Jis vaidina savo vaidmenį. Ignoruoti Žirinovskio pareiškimus siūlo ir premjeras. Aš manau, kad į pono Žirinovskio emocijas nereikia reaguoti. Aišku, jisai tokius pareiškimus, aš kiek žinau, darydavo ir anksčiau. Aš vis dėlto tai vertinu, kad yra pykčio ir emocijų proveržis ir reikėtų, kaip sakyti, visiškai praktiškai nekreipdėmėsi, bet tai turėti minty. Ir aišku, mes kaip ES šalis, vis dėlto kalbant ir priimant tam tikrus sprendimus bendrus ES, jeigu vyksta pokalbį ir su Rusija, įvairias klausimas, tai tokius faktus mes turim pateikti. Lietuvos europarlamentaras Valentinas Mazuronis kreipėsi į užsienio ir vidaus reikalų ministerijas prašydamas nedelsiant paskelbti Rusijos Dūmos deputatą Vladimirą Žirinovskį nepageidaujamų asmenių Lietuvoje. Tačiau Lietuvos diplomatai tikina, kad tokia iniciatyva perteklinė. Pernai rugsėjį Vladimiras Žirinovskis buvo įtrauktas į ES vadinamosius juoduosius sąrašus. Jam neleidžiama įvažiuoti į visas ES šalis, tarp jų ir į Lietuvą.